čia irgi būdavo toks eilinis mano UK darbas. Atveriau pasižiūrėti, ar elektra saugi, pasidaryti arbatos, einu virtuvę, žiūriu, bėga visur vanduo, net nežinau, nuo ko pradėti, ką daryti. Tai va, sakau, jums reikia, žinokite, elektriko, bet jungti visą elektrą. Taip, tai buvo saugi, dabar jau tikrai nebe. Atėjo namų šeimininkas, sakau, gerai, atjungiu elektrą, sėkmės, viso gero, dar pasidarysiu arbatos prieš išeinant. O Lietuvoje tai dirbu tokius darbus, kur labiau viskas nauja instaliacija, tai tokių netenka daryti, bet nežinau, kitiem elektrikam čia dažnai tokie iškvietimai būna. Na čia tipinis toks anglų namas. Nesuprasi, kas kur, kodėl, kaip vyksta, bet pasidarom arbatą, nekreipiam dėmesio ir varom toliau kitus darbus. Ir taip, nežinau, Anglijoje pusė mano darbų būdavo atjungti elektrą, nes iš kažkur kažkaip vanduo bėga per šviestuvus iš viršaus. Arba nuo stogo, arba nuo kaimynų, arba nežinosi nuo ko.